Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Ivei, projektas. Daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Kolosiečiams 3:05. Todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje, ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Kolosiečiams 3:12. Todėl kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Kolosiečiams 3:13. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite. Kolosiečiams 3:14. O virš viso šito apsivilkite meilę, kuri yra tobulumo raištis. Kolosiečiams 3:15. Jūsų širdyse teviešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi. Kolosiečiams 3:16. Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopą išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite viešpačiui psalmes, himnus ir dvasinės giesmes. Kolosiečiams 3:17. Ir visą, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visą darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Kolosiečiams 3:18. Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera viešpatyje. Kolosiečiams 3:19. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. Kolosiečiams 3:20. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka viešpačiui.